Sveiki žvejai. Saulutė šviečia, žvejoti kviečia, bet dėja dar negaliu, dar esu darbe, reikės pasidėti dar 4 valandas iki 6. O tada baigus darbą bent porai valandų pasiimsiu savo meškerę ir nulėksiu padrebinti avižėlę. Susitiksime prie vandens telkinio. 6 valandos, valio, žuvauti lekiame, skubame. Nu ką, 11 minučių, aš jau spėjau ir šunį pavedžioti ir atvažiuoti prie ežerėlio, čia vietoje Varėnoje. Renkuosi meškeres ir einu žuvaut. Kažką tai turim. Įdomu ką. Turim gerą mekšrą. Va, tikras mekšrys. O, jau smagus. Va. Buvo vienas stuktelėjimas, kaip Rimvydas su Algio stovėjo. Ir va, pirmas normalus kibimas. Mekšras gražus. Bandom dar. Smulkas kokias. Nu, vis tik smagu. Ką dar turėjo? Dar ešerys. Normalesnis biškelį, bet jau ešeriai tai ir jie be gailesčio. Va, toks ešeraitis virš sprindžio. Ešeraičiai pakilo. Tokie sprindiniai. Dar galima kelt su meškeriu, bet jau kelintas jau toks ešeraitis. Ves. Čia vadinasi, iki 6 dirbau. Algirdas. O, čia tau jis suks dar žolėse. Kala kaip lydeka. Atleis biškį į tą pusę, bet tau čia vėl medis. Nukando? Mekšriokas, mažiausias. Algirdas kol pasiraišios. Aš pažuvausiu, išgaudysiu visą žuvį. Vau, čia kokias ešeraitis. Na jo, čia tokias sprindinukas. Va dar mažiukas. Ant temimo pradėjo ešeriukai kibti. Ir maži, ir dideli. Šis gerai. Bet dėja jau temsta, reikės tuoj vynioti meškerę. Ir važiuoti į namus. Tos porą valandėlių prabėgo kaip 5 minutės. Teis nauja diena. Ką, iki sekančio karto tada.